Mykolai, atranka, reikėjo visų 3 metimų. Kaip apžvelgtum savo pasirodymą, kokios pirmos mintis? Nu, norėjęs aišku geriau, bet atranka yra atranka, kvalifikacijų visiems sunku, tai kai kam pasisekė geriau, kai kam blogiau. Žiauriai labai džiaugiuosi už brolį. Gal sudeginau daug energijos džiaugdamasis už jį, bet iš tikrųjų labai smagu, kad jam tai pasisekė ir aš manau, man turėtų užtekti. Nustebino, kad jau pirmuoju metimu Martynas švystelėjo ir ta šypsena pasipuošė ir čia į kameras netgi nusišypsojo visiems. Nu taip, tikrai kiek nustebino. Žinau, kad pasiruošęs, bet tikrai labai gerai buvau nusteikęs ir toks jau pasitikintis savimi atrodė jau nuo ryto, tai tikrai džiaugiu. Jo paties klausimą, jis sakė, net nelabai atsimena to savo metimo, o ar pats matei ir kaip atrodė tas jo metimas, kas buvo jame taip gerai? Nu, labai toks pasitikėjimas matė savim, ritmingas metimas, greitas, tai viskas ko reikia. Kalbant apie tavuosius metimus, galbūt iš tos techninės pusės šiek tiek juos apžvelgtum, viskas taip šiek tiek užsilenkdavo, ta trajektorija, technika galbūt ne iki galo susidėliojo. Kaip pats apibūdintum tos metimus, kas galbūt ne iki galo pavyko? Truputį gal energijos per mažai įdėjau, ritmas buvo kiek išėjęs, tai suderinsiu viską. Startas anksti ryte, ar tai galėtų prisidėti prie to energijos trūkumo? Nu, tokia šie gal ir prisidėjo, tai gali būti aišku. Martynas sakė, kad lyg ir pirmą kartą tave aplenkė varžybas, ar taip gali būti? Taip, pirmą kartą. Tai koks jausmas? Nu, reiks atsirevanšuoti rytoj. Kalbant dar apie brolį, daugelis jį lygina su tėčiu pagal tą amžiaus brandą, tarkim, kelių metų jisai pradėjo diską mėtyti ir panašiai. Tėtis būtent 25 pirmą medalį iškovojo, ar gali būti kažkokia panašia istorija rytoj? Tikėkimės, aš tikiuosi, kad tai. O kalbant apie patiką, į ką žvelgi kaip į pagrindinius konkurentus kovoje tą medalį? Tai daug tų konkurentų tikrai, tai tas pats Danielis, Kristijonas, Denis, tas pats Martynas irgi matosi tikrai puikioj formai, tai tų konkurentų daug, tikrai ne visas išvardinau. Tai. Ar nenustebino, kad Malinksas nepateko? Nu, tai visko būna, tai aišku gal kiek nustebino, bet matėsi jam irgi nelengva, tai taip nutiko. Danielis minėjo, kad medaliui gali jo nuomonė prireikti gal net 70 metrų. Pritari tokiai minčiai? Pritariu. Kas dabar bus svarbiausia, vis tiek rytoj vakare varžybos, šiek tiek rytoj ir gal tų miego bus šiek tiek daugiau susidėlioti ir iš psichologinės pusės, ir iš ramybės, išlikti ramiam ir laukti finalo? Taip, tai jau viskas padaryta, tai iš tikrųjų treniruotėse sekasi labai gerai, tai truputį tik pailsėti, susiraminti ir viskas, aš manau, tikrai pasiruošęs. Finalo sistema šiek tiek pakitusi, atkris po 2 diskininkus, ar pačiam kovojančiam dėl aukščiausių vietų tai kažką keičia pasiruošime, ar neturi įtakos? Neturi įtakos.